Ši laboratorija tai yra daugiau kaip praktikos vieta ir mūsų vienintelis tikslas yra, kad iš tikrųjų tie, kurie turi minčių, kad jie ateitų. Vienas iš mūsų fakulteto tokių strateginių pagrindinių uždavinių yra kuo glaudžiau bendradarbiauti su verslu. Turim daug puikių, gerų studentų ir galės rašyti savo baigiamuosius darbus labiau pritaikytus verslui ir gauti už tai ir atlygį. Ši aplikacija kol kas yra tik demo versijoje, tai yra nustato vietą, tačiau vėliau, kuom užsiims Lukas, padės apskaičiuoti, kiek kainuoja vidutinis nekilnojamo turto objektas aplinkui tave. Lietuviai per pastarosius porą metų nuskynė ir Apple dizaino apdovanojimus ir laimėjusi aplikaciją geriausia pasaulyje 2012. Visi šitie laimėjimai jie turėtų irgi paskatinti tą jaunąją kartą nesėdėti ir pastoviai ne tik tai galvoti, ką padarysiu, bet imtis praktinių dalykų ir padaryti. Tam ta laboratorija yra skirta. Yra nemažai aplikacijų sukurtų studentų jau dabar gyvų ir naudojam. Aš pats turiu keletą, kurios labai paprastos, bet padeda labai efektyvesniam gyvenime. Todėl aš esu užtikrintas, kad šita platforma, kurią mes sukūrėm kartu su Omnitel ir Vilniaus universitetu, padės tai padaryti žymiai didesniu kiekiu, žymiai greičiau ir žymiai efektyviau ir kokybiškiau. Mūsų tikslas šioje laboratorijoje sukurti bent 10 globalių mastų kokybiškiausių aplikacijų, kurias atsisiųstų minimum 1 milijonas klientų.